Gerai, dabar žinokit, jau mūsų laikas eina. Atsiprašau, vienas klausimas visiems dalyviams. 2017 metais laisva, dar nepriklausoma žurnalistė buvo Ingrida Makaratytė, parašė 2 straipsnius. Lietuvoje kiekvienais metais pavagiama per 4 milijardus eurų ir nieks nereaguoja, vagių valstybė, vagių vyriausybė. Aš įteigiau šitas, nelozunginė, konkrečiai buvo parodyta, kaip tas daroma. Vat mus visus apvagė. Jau praėjo 7 metai, 28 milijardai pavogti, nes niekas kol kas niekių priemonių nesima. Aš prezidentai Grybauskaitei, Robertui Dargiui, pramonės konfederacijai įteikiau, 30 sekundžių, įteikiau asmeniškai rankas, jokios reakcijos. 2022 metais gruodžio mėnesį prezidentui Nausėdai įteikiau. Istorija neužsienė, neišspręsim dabar. Pala, tai ką daryt, mūsų apvagė? Aš dabar pasakysiu, kur mes arčiau kaip mes galim susigražinti? Pagalvoti. Aš noriu pasakyti, jeigu buvo klausimas ir keliamas Kukuraičio, kuris sulaukė labai didelio pritarimo, žinokit, kad reikia didinti pensijas iki 50% nuo vidutinio darbo užmokesčio. Iš kur paimti lėšas? 4 milijardai yra sodros rezerve. Kodėl nenaudojate bent kiek? Pasakykite, valdantieji, kodėl nenaudojate? Kodėl mums nepakelėt bent kiek tai kažkokios tai vilties? Neduodat, sakot, kad nieko nėra, nėra lėšų. Yra lėšos. Ir trūksta geranoriškumo. Atsakykit, taip. Aš trumpai atsakysiu, bet matau ponas Romas Lazutka. Taip jau jisai. Matau ponas Romas Lazutka bando mus pasiekti. 1 minutę, jums gerai duodama ir viskas, nes jūs vis tiek nieko mums nepasakysite. Ne, žiūrėkit. Atsiprašau. Pone Vilija, vis tiek stenkimės vieni kitiems išlaikyti kažkokį mandagumą. Reglamentą. Norėčiau atsakyti dėl sodros perviršio, kaip sakant, ką jūs sakote. Ir tai, kad yra sodroje lėšų. Tai ačiū Dievui, kad yra. Mes turėjom 2008 metus, kuomet sodros biudžetas buvo tuščias ir reikėjo spręsti iš esmės klausimą, iš ko mokėti. Įsiskolinus 3 milijardus, žinokit. Ir tai buvo skola nubraukta. Mes labai gerai žinom, kaip jinai buvo išgelbėta. 2008 metai buvo toks laikotarpis, kai sodra neturėjo santaupų. Dabar tos santaupos yra. Kol kas mes turime, jeigu atsitinka situacija, kuri gali atsitikti pusiai metų, mes turime lėšų, iš kurių galime mokėti pensijas. Mums dar reikėtų, būtų nuostabu pasiekti metų rezervą. Čia neatsakymas, kaip sakoma, žinokit. Mes šitą girdėjome labai daug. Trūksta geranoriškumo. Jeigu yra užsienyje, žinokit, ir mes visą laiką einame pabaigoje Europos Sąjungos dėl pensijų, ar jums negėda, pasakykit man? Ar jums negėda? Ar jums negėda? Ar jūs jas išleidžiate iki galo? Valstybė turi taupyti. Aš noriu sakyti, kalbėti. Nešaukite ura, čia labai... Viskas dabar ačiū, žinokit, pereinam prie nepriklausomo vertintojo. Iš pradžio buvo